O dabar mes medicinos centre Maksmeda, į kurį atvykome ir vėl kalbėdami apie motinos dieną, nes labai norime, kad būtų kuo daugiau laimingų mamyčių ir sveikų, nuostabių vaikučių. Kalbant apie būsimas jaunas mamas, kad iš tikrųjų vis daugiau jų ateina planuojant nėštumą pasitikrinti pas ginekologą. Tai yra labai svarbu, tačiau žinoma, ateina tikrai nepakankamas procentas ir iš tikrųjų norėtųsi, kad jų ateitų daugiau. Labai svarbu, kad į savo kūdikio sveikatą ir į savo sveikatą, į būsimą nėštumą būsimoji mamytė iš tikrųjų žiūrėtų labai atsakingai ir tikrai prieš planuojant nėštumą ateitų pas ginekologą pasitikrinti, pasitarti apie papildų vitaminų vartojimą ir atlikti būtiniausius tyrimus. Ne kiekviena moteris žino, kad labai naudinga ir rekomenduojama tikrai visam pasaulyje naudoti folio rūgštį, netgi 2-3 mėnesius iki planuojamo nėštumo prevencijai vaikučio apsigimimų. Galvos smegenų, stuburo smegenų, taip pat vėlgi tas pats jodas yra labai svarbus, kadangi gyvename tokioje geografinėje zonoje, kurioje jodo trūksta ir iš tikrųjų dėl jodo trūkumo gali būti visokių dalykų, sakykime, protinis atsilikimas, tam tikri dalykai. Tai vėlgi labai gerai, kai nereikia šitų papildų naudoti atskirai. Ir tikrai šiai dienai mes turime papildus, kur viskas sudėta į vieną ir moteris tikrai planuojant nėštumą gali pasirinkti ir naudoti papildus ne vien tik tai atskirai gerdama, sakykime, tą patį jodą arba folio rūgštį, taip pat labai svarbus ir B grupės vitaminai. Equilibrium Baby Plan pagrindinis komponentas, kaip jau minėjau, tai yra folio rūgštys, taip pat vitaminas E, vitaminas C ir svarbiausi mineralai, kurie yra reikalingi planuojant nėštumą, tai yra geležis ir jodas. Tie patys Baby planas, jeigu moteris, sakykime, jį vartoja šitos papildus vitaminus, iki planuojamo nėštumo jinai pastoja, jų nereikia nutraukti ir pirmo nėštumo trimestro laikotarpį jai puikiai tinka ir pagal subalansuotas tiek vitaminų, tiek mineralų dozės, jinai juos gali tęsti naudoti. Antram, trečiam trimestre truputėlį reikalingos kitos dozės vitaminų ir mikroelementų, todėl puikiai tinka Equilibrium. Jis yra jau naudojamas 2 kartus į dieną ir į ką atkreiptinas dėmesys, kad ypač antram trimestre labai išauga geležies poreikis, augant ir vystantis vaikučiai. Taigi, Equilibrium vitaminų sudėtį įeina labai svarbus mikroelementai reikalingi nėštumo metu ir kalcis, ir magnis, fosforas, geležis, cinkas, svaris, jodas, chromas ir taip pat būtiniausi vitaminai. Vitaminas C, vitaminas E, B grupės vitaminai, ta pati folio rūgštis, kuri yra labai svarbi, biotinas ir taip pat vitaminas D. Visas tas laikotarpis, jisai kiekvienai nėščiai moteriai yra ypatingas laikotarpis. Jai tikrai reikalingas ypatingas dėmesys, kadangi ir jautrumas padidėja, ir iš viso vertinimas dalykų, ypatingai kas liečia būsimą kūdikį, yra tiesiog labai, moteris visada reaguoja tai labai jautriai. Ir taip pat, dar kas yra labai svarbu, taip pat ir jo šeimos ir vyro, kad tai būtų supratimas iš tikrųjų ir kad būtų palaikymas.